Su Ragausku yra įdomu tai, kad aš visiškai priimu tai, kad jį ištiko tikėjimo krizė ir kad jisai galbūt ir praradęs buvo tikėjimą. Ta visiškai priimu ir tai ne čia yra pragmatinis motyvas, nes Ragauskas tai savo autobiografijai jisai mini tai, kad jam labai stiprų padarė poveikį tikėjimo praradimui holokaustas. Kai būdavo netoli jo klebonijos, jis girdėjo, matė vedamas kolonas žydų ir girdėjo šaudymą. Tos vadinamosios rasos, kai kuriais atvejais, jos būdavo išvaikomos. Ten irgi matyta, kad ten tokie yra jau labiau religiniai ritualai prasidėjo, tarkim. Tai čia galbūt labiau mes galėtume sakyti, kad buvo naudojami įvairūs elementai, stengiantis kažkaip visuomenės jausmus, tautinius kažkokius paveikti, negu tam, kad būtų atitraukta būtent pirmiausia nuo katalikybės. Tai va, mėly žmonės, Laurynas Jacevičius, apologetika.lt ir humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė, filosofė Nerija Putinaitė. Kalbamės apie ateizaciją sovietmečiu. Pažiūrėsim, kur tas pokalbis dar tiksliai nukryps, bet gal pradėkim, kaip ir priklauso panašiuose pokalbiuose, nuo terminų. Ką jūs vadinat ateizmu ir ateizacija? Aš gal vadinu tą patį, ką kadangi tyrinėjau sovietmetį, ir ateizacija yra labai geras pavadinimas, kurį patys sovietai vartojo, tik žinoma ne iškart, nes kaip galima spręsti, kad ta ateizacijos terminas buvo, šiaip pavyzdžiui, dar po revoliucijos jo nevartojo. Vartojo antireligiją, tarkim, arba vartojo, pavyzdžiui, kai buvo tas pradėtas leisti toksai žurnalas, iš kurio dažnai būna karikatūros įvairios tokios viešinamos ten, toks Bizbožnik žurnalas, tai man atrodo, kad čia yra ateizmas, tai čia turbūt gal mėginimas rasti tokį neutralesnį pavadinimą tam bizbožje. Bedieviškumai arba antireligiškumai, nes, pavyzdžiui, man irgi kažkada buvo įdomu toks dalykas, pavyzdžiui, kaip tas ateizmas apibrėžiamas teisės aktuose sovietiniuose, sakykime. Tai šiaip jisai konstitucijoje labai mažai yra apibrėžiamas, nes, pavyzdžiui, dar Stalino konstitucijoje, toje garsioje 36 metais nėra dar to termino, yra antireligiškumas. Jis tik tai jau toj vėlyvoji konstitucijoje atsiranda, bet jisai buvo, aišku, tai sakykime, kad nėra čia iškart pradėtas vartoti terminas, bet jeigu taip galima sakyti, kas tai yra, ar ne, kas yra ta ateizacija. Tai toks, turbūt, sakykime, tai yra sovietinė politika, antireliginė politika, kurią buvo mėginama iš visuomenės praktikų gyvenimo išstumti bažnyčią. Visas bažnyčias, čia aš nekalbu apie vieną, rusų ortodoksų pirmiausia. Ir dažniausiai ateizmo ateizacija, jinai siejama su tuo propaganda. Ir man atrodo tai, kad, pavyzdžiui, kai jis jau pradėta vartoti labai intensyviai ir Lietuvoje, pavyzdžiui, 60-metį, tai jau čia yra ateizmas, yra propaganda dažniausiai siejama. Tai reiškia, kad su minkštosiom priemonėm, ką aš noriu pasakyti, nes, pavyzdžiui, tas pokarinis bažnyčios Stalino laikais po karo Lietuvoje, tas teroras bažnyčios, taip galima įvardinti, ten kunigų trėmimai ir taip toliau, represijos tokios tiesioginės brutalios, jos dažnai buvo siejama su klasių kova, su kova prieš klerikalizmų, ir ten tas ateizmo terminas, jis tai taip nebuvo įprasta jo vartoti. Tai jeigu, galima sakyti, kaip aš vartoju, tai galbūt platesnė prasme, tai yra išties valstybės vykdyta antireliginė politika įvairiom formom, bet, sakykime, dažniau, jeigu patys kaip sovietiniam kontekste, tai labiau yra ateizacija siejama su
propaganda, nu, su minkštesnėm priemonėm tokiom. Bet jinai visiškai atvirai buvo vartojama šitas žodis, nieko nesislepiant, kad tai yra prieš religiją nukreiptos priemonės. Du bent jau įdomus tokie dalykai man ateina dabar į galvą. Vienas antireligiškumas, bet po to jūs rašot savo knygai Nugenėta pušis, ateizmas kaip asmeninis pasirinkimas, Sovietų Sąjungoje taip vadinasi. Ir tai ieškokit, šitas knygos gal dar rasit. O beje, šitą knygą Tikėjimo prieigos, kurią jūs sudarėt, čia yra vienas jūsų straipsnis, irgi mes padovanosim kažkuriam iš žiūrovų, po to aš sugalvosiu, kaip mes tą dabar padarysim, bet dar pas mane jų yra. Tai jūs rašote, kad po to kažkaip vėliau, sovietmečiu jau, jeigu galim taip sakyti, įsibėgėjant, ne visas religingumas buvo atmetamas ir buvo, pavyzdžiui, tas rytų religijos toks arba rytų religingumas tarsi priimtinas labiau, nes svarbiausia buvo atitraukti nuo katalikų bažnyčios. Bent jau ten, kur aš skaičiau toje ištraukoje, ne pačioje knygoje, jeigu ten nebuvo iškreipti jūsų žodžiai. Čia, kalbant apie sovietmetį, iš tikrųjų, reikia žiūrėti laikotarpius. Nes dažnai būna labai tokios painiavos, kai mėginama kažkokias bendrą politiką užmesti ant visų laikotarpių. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje, kaip aš ir minėjau, iki 54 metų, sakykime, čia visoje sąjungoje buvo vienas etapas, Lietuvoje jisai buvo susijęs su tom represijom labiau, o po to prasidėjo visiškai kitas etapas, jeigu taip galima sakyti, tas chruščiovinis etapas, kai buvo jau atsisakyta brutalių prievartos priemonių ir kai reikėjo ieškoti kažkokių gudresnių būdų visuomenę veikti, paveikti. Ir vėliau, pavyzdžiui, tos bangos ateizacijos, jos vyko, pavyzdžiui, Brežnevo laikais apie 74 metus. Ir po to mes galim dar kitą tokį periodą jau prieš perestroikinį ir perestroikinį, kur irgi prasidėjo tokie įdomus procesai įvairūs. Tai tais įvairiais laikotarpiais truputį skyrėsi politikos ir, pavyzdžiui, galbūt aš pasakyčiau ne tai, kad prieš rytų religiją, tai rytų religijos į jas buvo taip palankiau žiūrima, sakykime, irgi labai kartais kelis laikotarpius, pavyzdžiui, chruščiovinio atšilimo laikotarpį, bet labiau tas turbūt Rusijai reiškėsi. Paskui nepriklausomybė, paskui jau prieš perestroikinių laikotarpį. Bet man galbūt knygoje tai buvo įdomu tai, kad tas irgi tokių pseudopagoniškų ritualų įvedimas į tuos sovietinius ritualus, kurie stengiasi išstumti bažnytinius ritualus. Pavyzdžiui, joninės, ar ne? Čia nesakytume, kad rytietiški, bet, pavyzdžiui, joninės buvo įvestos kaip tokia jau rimta šventė, kurią reikėtų švęsti, ten su laužais visais, kai kuriuose ten pasirodydavo ir toks pseudovaidila, ar ten, tokie pseudopagoniški, ten kalbam apie visokius burtus, tie visi paparčio žiedai ir visa kita. Jie palengva tas buvo joninės įvestos, bet būtent kovojant su atlaidais, su katalikiškais atlaidais. Reiškia, greta Šiluvoj, kažkur Šiluvoj vyksta atlaidai, tuo pačiu metu rengiamas prie Platelio ežero jaunimo festivalis su joniniu tas. Tai čia buvo, ir tai buvo netgi atvirai deklaruojama tose, priemonėse, sakykime, posėdžiuose tų sovietinių administratorių, politikų, atvirai buvo tai vardijama kaip būtent kova su katalikybė ir dėl to nebuvo vengiama tokių netgi pseudopagoniškų elementų ar kažkokių tautinių elementų, stengiantis, kad tos žmonės pritrauktų į tuos festivalius, kad jie neitų į tuos religinius. Bet kita vertus, kai prasidėjo tos vadinamosios rasos, kai kuriais atvejais, jos būdavo išvaikomos. Nes, ne visada, bet žiūrim, jau ten irgi matyta, kad ten tokie yra jau labiau religiniai ritualai prasidėjo, tarkim,
Ir tas irgi nebuvo labai palankiai žiūrima, bet vis tiek, nu, ten kažkokių didelių represijų prieš tos žmonės irgi nebuvo imtasi. Tai čia galbūt labiau mes galėtume sakyti, kad buvo naudojami įvairūs elementai, stengiantis kažkaip visuomenės jausmus, tautinius kažkokius paveikti, negu tam, kad būtų atsitraukta nuo, būtent pirmiausia, nuo katalikybės. Tai todėl, kad tai yra dominuojanti buvo religija katalikybė ir kita vertus, todėl, kad katalikų bažnyčia Lietuvoje jinai buvo matoma kaip tam tikra opozicija, nu, nepajungta opozicija sovietiniai valdžiai, jo labiau, kad turėjo, sakykime, savo centrą, galios centrą Vatikane, ne Lietuvoje, buvo labai sunku valdyti. Nepavyko tas projektas atskirti kažkaip Lietuvos katalikų bažnyčią nuo Vatikano, nors buvo pastangų, tarkim, pokariu. Tai būtent ir tada pasirodydavo įvairios tokios, na, įvairūs ieškojimai, būdai, kaip čia visuomenę patraukti ir kai kada galbūt ir apsiskaičiuota, nežinau, bet būtent dėl to, kad katalikų bažnyčia buvo žiūrima kaip tokia labai rimta alternatyva dominuoti visuomeniai, nes kiekvienas totalitarinis režimas ar autoritarinis, jisai nori dominuoti visuomeniai. Ir jam labai nepatinka, kai kažkokios alternatyvos yra. Tai va, labiau galbūt apie tai mano tie pastebėjimai ir man galbūt įdomiausia tai vietoj būdavo, kaip tie tautiškumo elementai, tautiniai sentimentai irgi buvo naudojami kovai prieš katalikų bažnyčią, prieš religingumą. Duokit pavyzdžių kažkokiu tada dar kažkokiu, nes jūs daug minite ir vestuvių papročius įvairius dabar minėjot ir joninių tą šventę, bet iš tikrųjų buvo įdomu tai, kad tarsi galėtum įsivaizduoti, kad sovietai ateizuodami visuomenę, jie naudojo tokias, kaip jūs vadinate, gal kietasias priemonės, taip reikia atsakyti, bet buvo daug daugiau tokių ir minkštųjų priemonių naudojama, nes tai turi būti patrauklu, ta propaganda turi būti patraukli, žmonėms turi būti kažkaip įdomu. Tai čia vienas aspektas, o po to kitas, kad atrodo tie atgarsiai ateina dar ir iki šitų dienų, nes man kalbant su žmonėmis, netgi kurie save laiko, sakykim, gamtameldžiais ar romuviais dabar, tai jie tos pačius argumentus, kuriuos aš skaitau, kad jūs minite, kad sovietai naudoja, tai jie tos pačius argumentus naudoja šiandien. Vat, žiūrėkit, krikščionis, okupantai norėjo mumis nutautinti visą kitą, o dabar čia, sakykime, mes čia turim tokius ir tokius dalykus, kurie yra mūsų tautiniai savimoniai ir jie labiau dera su ta tokia pagonybė ir taip toliau. Ir aš žiūriu, kad kažkaip čia labai įdomu, kad tarsi tas pats argumento gija dar tebesitęsia iki šitų dienų. Tai gal galit kažkokių pavyzdžių? Tas buvo labai stipriai diegiama, nes pavyzdžiui, čia vat ir yra tos chruščiovinės ateistinės propagandos toksai galbūt gudrumas, nežinau kaip ją įvardinti, nes 58 metais buvo toksai priimtas toksai slaptas nutarimas TSRS, kuris numatė tą ateizacijos kryptį, bet jis leido respublikoms naudoti priemonės pagal savo kultūrinius kontekstus. Ir tai, žinoma, yra logiška ir suprantama, nes Sovietų sąjunga, tai mes galim įsivaizduoti, tai yra ir musulmonai, yra ir protestantų kažkiek, yra Lietuva katalikiška, bet katalikų ir kitur buvo. Ortodoksų, žinoma, labai daug, labai skirtingos respublikos ir buvo suprantama, kad kiekvienu atveju reikia kažkokių inovatyvių priemonių. Ir man atrodo, kad Lietuvoje vienas iš tų inovatyvumų, bet visur buvo užduotas toks tonas, kad reikėtų remtis tomis tradicijomis, kultūrinėmis tradicijomis. Tai ką tai reiškia? Tai pavyzdžiui, buvo Lietuvoje praktiškai kaip tai reiškėsi. Etnologai buvo įdarbinti, kad jie atkapstytų tas vadinamasias, net kapstytų, sakykime, sukurtų tas vadinamasias senasias tradicijas. Aš, pavyzdžiui, kai analizavau dabar naujesniam tyrime laidotuvės ir kaip etnologai mėgino išaiškinti, kas yra tos jau autentiškos lietuviškos laidotuvės. Nes nebuvo sakoma, kad mes įvesim dabar čia sovietinės laidotuvės. Ne, sako mes, etnologai, sovietiniai etnologai, kurie gavo iš valstybės ta prasme, atlyginimą, ar ne, jų uždavinys buvo susijęti tas vadinamasias senasias tradicijas su socialistinė kažkokia tokia logika. Tai jie nesakydavo, jie ir būtent jie ir tą uždavinį savo ir matė,
arba deklaravo, kaip matė, tai nežinau, bet deklaravo, kad mes čia nuimsim tas krikščioniškas apnašas, o iš tikrųjų pagrinde yra senosios lietuviškos tradicijos. Tai vat visa tai buvo deklaruojama, kad ten ar tie siūlomi nauji laidotuvių socialistiniai papročiai, ar kiti, kad jie remiasi senosiamis lietuviškomis tautinėmis tradicijomis, kurios yra daug senesnės, daug gilesnės negu katalikybė ar šiaip krikščionybė. Nenoriu numušti minties, bet man yra įdomu sužinoti tada, o kaip jie pagrįsdavo, kad čia būtent yra tos senosios, nes, sakykim, ta tokia lietuviškoji pagonybė, jeigu galim taip ją pavadinti, jinai neturėjo kažkokios raštų tradicijos, kur galėtum ten atgal grįžti ir paskaityti, kas iš tikrųjų buvo ten surašyta labai daug, nemažai, juk apie pagonybę rašė ir krikščionis, sakykim, tai tokia lietuviška samprata. Tai kaip tai buvo, iš ko remiantis iš vis tai buvo rekonstruojama? Ta prasme, kokia čia ideologija? Čia ne ko remiantis, o kokia ideologija. Ideologija buvo maždaug ta, kad nors buvo įvesta krikščionybė į Lietuvą, bet ten kaimuose ar kitur jinai ne visai buvo įsitvirtinus iki pat 19 amžiaus ir gal vėliau dar netgi ne visai įsitvirtinus. Ir tai buvo, pavyzdžiui, kaip tas piršlio korimas, sakykime, atsirado tose jau, nes piršlio korimas tapo tokia įtvirtinta sovietinių vestuvių tradicija, sakykime. Ir buvo randama, kažkuriam regione etnologai atrado, kad tas piršlio korimas yra vestuvėse naudojamas ir sako, va, čia yra viena iš tų senųjų tradicijų ir pradėjo ją propaguoti ir paskui pradėjo rašyti tuos scenarijus jau tų pavyzdinių tokių socialistinių vestuvių ir ten tas piršlio korimas, tarkim, buvo. Panašiai kaip tai taip ir pagrįsdavo. Kažkokiam regione yra ir tai jau yra senoji ta tradicija. Matyt, tai buvo perduota iš kartos į kartą ir tada atėjo iki mūsų dienų. Tai čia yra senoji, arba pavyzdžiui, tai žmonės to nejausdavo, bet pavyzdžiui, kaip etnologai peržiūrėdavo savo tuos vertinimus. Pavyzdžiui, kartais net yra labai juokinga, kai vieni atributai, pavyzdžiui, vertinami pradžiai kaip krikščioniški, reiškia, kad juos reikia atmesti, o paskui mato, kad žmonės jų neatsisako, tai sako, kad čia yra iš senųjų tradicijų. Tai pavyzdžiui, tas toksai žvakių deginimas prie mirusiojo karsto. Aš čia tokį gal liūdną pavyzdį paimu, bet irgi iš pradžio etnologai sakė, čia yra kažkoks susijęs su prietarais, netradicijom, ten vėlės, prieš vėlės. Šiaip pati katalikybė buvo pristatoma labai komiškais pavidalais, sakykim taip, iš etnologų pusės. Bet paskui, pavyzdžiui, po kiek laiko mato, kad žmonės neatsisako šito, paskui jau buvo sakoma, čia yra iš tų senesnių šviesa ten ir taip toliau, iš tų senesnių tradicijų. Arba, pavyzdžiui, apskritai, mes turim tą 12 patiekalų, dabar visi kankinasi per kūčias, nes būtent buvo suvokus, kad negali išstumti tų religinių kalėdinių švenčių visiškai iš visuomenės, buvo tada imta propaguoti tos kūčios kaip visiškai šeimos šventė, šeimos rato šventė. Ir atsirado irgi tos pasiūlymai tų tradicijų, čia jau aišku vėlyvuoju sovietmečiu tas jau buvo vystoma, irgi suteikiant naujas prasmes, ne religinės prasmes, religiniams dalykams. Ir tada labai buvo pradėti propaguoti 12 patiekalų arba pavyzdžiui, tai vienas yra dalykas, kurį tas 12 patiekalų irgi kažkur rado, bet iš tikrųjų tai yra visiškai nesenas dalykas, bet sovietmečiu vėlyvuoju įsitvirtino. Ir jau sakykime, dabar jau yra tradicija, bet kitas dalykas galbūt, kuris labiau man kliūva iš tų visų tokių sovietinių etnologų nuveiktų darbų, sakykime, antireliginių. Jie turbūt nejautė, kad jie daro antireliginį darbą, jie jautė turbūt, kad jie daro tokį tautinį darbą, kad jie senasias tas tradicijas propaguoja. Ir tai yra tai, kad, pavyzdžiui, bet kurių religinių švenčių aiškinimas gamtos ciklais. Tai čia irgi buvo tas sovietinės ateizacijos arkliukas, kad, pavyzdžiui, Velykos tai yra pavasario šventė. Ir jūs iki šiol, dabar jau truputį, aš jau dabar pastebėjau prieš kokius 5 metus gal,
kad jau leidžia pasisakyti ir sakyti tai, kad tai yra ir religinė šventė, kad tai yra ir Kristaus prisikėlimo šventė, ir kad žmonės ją šventė ir kaip Kristaus prisikėlimo šventė. Bet visą laiką buvo sakoma, tai yra būtent ir koks, pavyzdžiui, prieš Velykas kviečiamas etnologas į studiją, ar į daugelį studijų keli etnologai, ir jie pasakoja, kaip čia yra pavasario tokia šventė, grįžta saulė, žmonės jautė, kaip čia ateina šiluma, išgyventa žiema, atgimsta gamta, atbunda gamta, ir čia švęsdavo Velykas. Ir tas grinai, tos prasmės buvo labai intensyviai sukurtos ir kurtos būtent sovietmečių etnologų, mėginant uždengti tas religinės prasmes, kad jų neliktų. Nes yra toks, ne paradoksas, bet turbūt labai aiškiai politiškai buvo suprasta, kad tu negali ateizacija tokia grinoji, sakykime, jinai yra kova prieš religiją. Bet buvo suprasta, kad tu negali vien kritikuoti ir kovoti prieš religiją. Tu turi kažkokiu tai būdu pasiūlyti pozityvius turinius. Ir tie pozityvūs turiniai, būtent buvo tie remiantis tais senaisiais, sakykime taip, tikėjimais, kurie buvo labiau, aš manyčiau, labiau konstrukcijos negu rekonstrukcijos, bet dabar, užteko ten poros dešimtmečių, 2 dešimtmečių, kad žmonių savimonė į tai įsitvirtintų, nes tai žmonėm turbūt ir visuomenė atrodė gana priimtina ir savita, nebrukama ateizacija, nebrukama kažkokia brutali materializacija, ta prasme kažkoks brutali ideologija nebrukama. Čia tokie senųjų lietuvių tikėjimai, kurie turbūt ir tautiškumai palankus. Tai čia yra įdomus man labai dalykas, kaip tautiškumas buvo naudojamas prieš tas tikrasis tautiškumas, tikrasis, sakykime, kabutėse, kovai prieš religiją, bet ne tiesmukai kovai, bet tokia labai minkštom priemonėm kovai. O šiaip būdavo ir tokių gana juokingų atvejų, man galbūt vienas iš tokių juokingiausių, kaip stengiamasi parodyti, kad katalikų bažnyčia su tautiškumu nelabai turi ką bendra ir neturėtų ką bendra, kai vienas kunigas procesijom nusipirko tautinių kostiumų. Užpirko tautinių kostiumų, nes merginom procesijai. Ir vykdomasis komitetas atėmė. Atėmė tos kostiumus. Tiesiog pasiėmė. Atėmė. Ta prasme, turėjo teisę tą daryti ir atėmė tos kostiumus. Nes, tai pasirodė, kad, jau čia tokia tarsi nesuderinamas dalykas. Katalikybė ir tautiškumas. Jūs tikriausiai sulaukit ir kritikos kartais dėl to, kad bandot būtent taip parodyti tą tautiškumą. Tai nebūtinai tą kritiką atsakinėti, bet šiaip, metodologiškai, kaip tada reikėtų atskirti tą, vadinkim, nesovietinį konstruktą, tautiškumą kaip sovietinį konstruktą, bet iš tikrųjų gal yra kažkas tokio, ką mes, sakykime, esame praradę ir ką būtų galima galbūt rekonstruoti ir sakyti, iš čia yra mūsų lietuviškumas, kuris gal nebūtinai turi kažką bendro su sovietmečiu ir yra iš vis tai įmanoma padaryti, nes galbūt žmonės tada gali supykti ir sakyti, žiūrėkit, viskas čia tada yra blogai, o mes norim tos tokios lietuvybės, tai kas yra tada ta mūsų tapatybė, tokia tikra lietuviška ir mes visko į vieną katilą negalim sukrėsti. Tai kaip reikėtų tada bandyti atskirti, kas yra jau tie sovietiniai konstruktai ir kas galbūt turi gilesnės kažkokie šaknis mūsų tautiniai savimoniai? Čia yra labai geras klausimas, žinoma. Aš ką mėginu tik parodyti, kad sovietinė administracija ir netgi ta lietuviška sovietinė administracija, nors kai kurie, kaip Štromas, kai kurie tyrinėtojai sako, kad čia jie buvo nacionalistai, tie administratoriai, klausimas, koks tas nacionalizmas, apie kokio pobūdžio mes nacionalizmą čia kalbam. Bet čia yra geras klausimas, bet sovietai, jie labai siaurai tą tautiškumą, pavyzdžiui, apskritai, ta sovietinė tautinė politika, jeigu mes kalbam, ne apie Lietuvos tą respubliką, bet apie visą. Jinai apskritai tautiškumą siejo ir edukavo su tokiais praeities dalykais. Tai čia tai, kad yra senosios tradicijos
ir jisai netrodė toksai galbūt pavojingas, nes tai, kas yra socialistinis gyvenimas, vis tiek matė, kad tai yra tarsi nuo tos socialistinės kasdienybės atsieta. Ir mėgino įvairiais būdais tas tautiškumo apraiškas kažkaip apriboti. Ir laike, ir ritualuose. Pavyzdžiui, apie ką aš čia kalbu. Tarkim, dainų šventėse buvo ir tautiniai kostiumai, nors buvo ir pionierių aprangos, ir karinės uniformos, ir visa kita, buvo tautiniai kostiumai. Bet, pavyzdžiui, tautiniai kostiumai, jie buvo kultūros namų nuosavybė. Pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkim, būtumėt sugalvojęs apsirengti tautiniu kostiumu ir išeiti kažką švęsti tokią šventę, kuri nereglamentuota sovietinė, tarkim, nežinau, ką ten galėjot sugalvoti švęsti, ten susigalvot kažką, tai jau būtų prasižengimas, nes tai iš tikrųjų ten, kur tu gali pasirodyti su tautiniu kostiumu, tai buvo labai griežtai apibrėžta ir laikas, ir vieta. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad tie tautiniai kostiumai buvo labai stilizuoti įvairiais periodais. Bet tai buvo labai aiškios vietos, aiškus laikas. Pavyzdžiui, dabar jūs ir į darbą, jeigu norėtumėt, galėtumėt ateiti su tautiniu kostiumu, niekas dėmesio nekreiptų. Gal kreiptų, bet ta prasme ne iš tos pusės. Neuždraustų. Jo, tai tas vis dėlto tų tautiškumo apraiškų mes matom labai nemažai, bet jos buvo vis dėlto labai aiškiai apibrėžtos, kur naudojamos ir būtent siejamos su kažkokiais praeities dalykais, nes vis tiek ta idėja apie tai, kad tautos Sovietų Sąjungoje ir suartės, ir supanašės, ir kad tas nauja ta sovietinė visuomenė, kad jinai yra moderni, o modernumas yra netautinis. Modernumas yra toksai, modernumas yra modernumas. Modernumas su tautiškumu nebuvo siejama. Tai tas buvo labai aišku. Vis tiek tas tautiškumas buvo labiau skirtas praeičiai. Aš čia dabar apie ideologiją sakau. Ne viską pavyksta suvaldyti. Nes Lietuvoje gal tas taip nebuvo akivaizdžiai matoma, kaip, pavyzdžiui, kokiose ten Azijos Respublikos ir kitur, kur tas tautiniai atributai, jie būtent siejami su praeitim, su žemdirbystės kultūra, kuri įsivaizduojama, kad jau tam modernume, kur atsiranda kolūkiai, kur yra kolūkiai kaip gamyklos, nes kolūkiai ir yra tokios modernios jau žemės ūkio produkcijos vietos, ten jokios kaimo romantikos jau neturėtų būti, ten jau to tautiškumo nėra. Kaip ir kiekvienoje politikoje, kur yra stengiamasi tą modernybę stumti į priekį, atsiranda, aišku, tie prieštaros ir priešpriešos. Tai čia jau kita istorija yra, bet tai vienas dalykas, kad tas tautiškumas labai siaurai buvo leidžiamas. Kitas dalykas yra tai, kad, pavyzdžiui, irgi žmonės negalėjo kažkaip spontaniškai, jis buvo depolitizuotas, žinoma, pirmiausia. Ir nebuvo tos galimybės kažkaip, mes dabar galim įvairiai sugalvoti, kaip mes čia dabar kaip patriotai Lietuvos elgsimės. Tarkim, sugalvoti kažkokių naujų dalykų ir jos mėginti įgyvendinti. Pavyzdžiui, tos, kad ir neužmirštuolės, turbūt sausio 13 atsirado tokias kaip spontaniškas dalykas. Arba kiti, ten tokios spontanikos aš jas neįsivaizduoju, vis tiek turėjo eiti per institucijų filtrą, bet kokie norai, bet kokios apraiškos. Ir buvo labai stipriai tam, kad būtų galima valdyti naratyvą tada tokį, ne? Jo, būtent. Kad nebūtų nuokrypių, sakykime, jeigu jūs ten savo kažkokį dalyką susigalvosit, galbūt žmonės pradės asocijuoti, kad čia nebūtinai yra susiję tik tai su to, ką mes norėtum, kad susijęti, ne? Tai reiškia, viską reikia labai stipriai kontroliuoti, bet tai yra neįmanoma praktiškai visko absoliučiai kontroliuoti, nebent represyviam tom priemonėm, atiminėti, tremti, visą kitą, arba tada kurti kažkokį
alternatyvų tokį naratyvą, jį, kombinuojant, dedant dalis, žiūrint, tas jau galbūt norėjom atsisakyti, kaip sakėt, krikščioniškų tam tikrų dalykų, neišeina, tai tada mes bandykim juos įtraukti ir tada pervadinti kažkaip, kad žmonė būtų priimtina ir taip toliau. Jo, nes mano galbūt šitoje knygoje ir buvo ten tas, aš mėginau parodyti, kad tai yra labiau to tautiškumo sentimento kanalizavimas. Jeigu lietuviai nebūtų turėję to tautiškumo sentimento labai stipraus, tarkim, kai sovietinė valstybė, kaip Sovietų sąjunga mus okupavo, tai turbūt ir to tautiškumo ir sovietmečių būtų daug mažiau buvę. Bet reikėjo tą kažkaip tautiškumo sentimentą kanalizuoti, suvaldyti, tai jis ir buvo daromas įvairiais būdais, bet kita vertus ir juo naudojamas, juo manipuliuojama, nes tada, jeigu tu atskiri tautiškumą nuo katalikiškumo ir tautiškumui sukuri ten kažkokius festivalius ir taip toliau, tai čia yra irgi manipuliavimo tam tikras būdas to tautiškumu, kovojant ir prieš religiją, prieš tikėjimą, tai kovojant, mėginant išstumti. Tai žodžiu, tautiškumas tapo tokių, sakykime, ir manipuliacijų dalykų, bet ir gana rizikingų manipuliacijų, nes jeigu tu kažkokiu daiktu manipuliuoji, kaip jūs sakėt, galiausiai tu turbūt jo nebesuvaldysi. Kažkurio momentu ateina toks momentas, kai tu gali jo nebesuvaldyti. Tai yra toksai žaidimas su tokiu pavojingu dalyku. Stalinas tą puikiai suprato, vėlesni vadovai turbūt galbūt ir mažiau suprato. Šiaip labai daug yra informacijos, kurią jūs pateikite, aš galvoju, šiaip dabar svarstant, kaip reikėtų paprastam galbūt žmogus, aš nežinau, ar bus paprastam žmogui įdomu tiek kastis, bet iš kur tą informaciją, pavyzdžiui, tokį traukti? Tai jūs skaitot sovietinę literatūrą, matyti, ne, įvairių autorių tuo metu buvusių, minėjot protokolus kažkokius, jie prieinami, tada yra, pavyzdžiui, kaip, nežinau, žmogus nori paskaityti kokį nors posėdžio protokolą, kurį reikėtų rasti, čia yra įmanoma, neįmanoma. Kitaip tariant, kokius šaltinius nagrinėjat šitai informacijai gauti? Čia grinai toks mano įdomumo dėliai, sakyt. Tai šitoje knygoje, apie kurią mes turbūt kalbam, čia apie ateizaciją, tai mano pagrindiniai šaltiniai buvo žinoma, kad Žinijos draugijos ataskaitos, susirinkimai, nes Žinijos draugija buvo propagandistų toks pagrindinis propagandistų, sakykime, sambūris, kurie skaitydavo propagandinės paskaitas. Tai vienas dalykas, kitas, žinoma, archyvinė medžiaga įvairi, pati įvairiausia, kad ir, pavyzdžiui, religijos reikalų įgaliotinio ataskaitos ten Maskvai, bet tai čia labiausiai Maskvai, arba religijos reikalų įgaliotinio susirašinėjimas su LKP centro komitetu. Po to įvairūs irgi yra, pavyzdžiui, ir ministrų taryboje buvo atsakingi žmonės, žmonės ir būdavo rengiami irgi pasitarimai to ateizmo klausimu. Tai jeigu, sakykime, protokolai iš kur. Arba, pavyzdžiui, buvo gana nemažai tokios, kad ir, pavyzdžiui, nutarimai. Nutarimuose, kurie tuo metu, didžioji dalis jų nebuvo slapti, jie buvo, bet aišku, visuomenė turbūt, bet ir būdavo net išleidžiama, kai kurie net išleidžiami tokia trumpintų variantų, pavyzdžiui, nutarimai, kurie liečia ateizaciją. Ir kur ten pabrėžiama, kur link turi krypti ateizacija. Tai, pavyzdžiui, tose nutarimuose irgi būdavo dažniausiai įvertinama situacija, arba, pavyzdžiui, prie tų nutarimų yra nemažai medžiagos, pažymos įvairios, surinkta medžiaga, kur irgi vardijama, kokios čia priemonės, kas pavyko, kas nepavyko. Tai, pavyzdžiui, aš knygoje, kai analizuoju ateistinės biografijas, tai jau 63 metais kaip tik yra įvardyjama nutarimuose centro komiteto, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto, kad tos ateistinės autobiografijos, kai jos yra viešai paskelbtos, jos yra veiksminga ateizacijos priemonė, reikėtų ją toliau vystyti. Čia netgi tokiuose, net tuo metu viešai turbūt, ką reiškia viešai, bet neslaptose dokumentuose buvo tie dalykai dėstomi.
ir aišku, pažymos tai nebuvo visuomeniai prieinamas, bet mes archyvuose dabar jas galim prieiti. Ir žinoma, daugybė yra propagandinių brošiūrų, kurios irgi, aš kai diskutuoju su studentais ar studentams duodu medžiagą, jie labai stebisi, kaip viskas yra atvirai deklaruota. Ta prasme, kaip yra atvirai deklaruojama, kad ten nori pertvarkyti visuomenį ir panašiai, nes toks gal yra ir susidaręs vaizdas, jaunai kartai, vyresni tai tą turbūt puikiai suvokia, kad čia buvo kažkokia slapta tvirtovė, kurioje planai buvo vystomi, o paskui jau ten eidavo viskas į viešumą. Labai tokios tuo metu paskelbtos viešos informacijos, ten propagandinių dalykų, medžiagos, ji labai atvirai deklaruoja labai viską, prašo kai kurios atvejus. Tas pavyzdžiui, apie tų kostiumų atėmimą iš kunigo, tai būtent įgaliotinio ir centro komiteto susirašinėjime, man atrodo, tą galima aptikti. Tai, bet aš galbūt žmonėm, nežinau, ar siūlyčiau paprastiems žmonėm, nes čia, suprantat, tyrėjas kelis metus dirba, perverčia kalnus dokumentų, kol atranda tai, ką, ta prasme, kol atranda, pavyzdžiui, byloj, kurioje yra 300 puslapių, atranda, tarkim, 3-4 puslapius, kurios gali savo tyrime naudoti. Tai čia reikia tam turėti laiko, išteklių ir aš galbūt, nežinau, siūlyčiau gal tikrai labiau tyrimus skaityti, nes tų tyrimų yra. Ir žinoma, jeigu jau kažkas nori tos autentikos, tai ta autentika yra turbūt ta spausdinta propagandinė medžiaga tuo metu, nes yra išspausdintų propagandinio ateizmo paskaitų, kitų dalykų, bet man toksai vaizdas atrodytų, kad tai nėra turbūt ta lektūra, kurią žmonėms būtų malonu skaityti. O tai kaip jūs susidomėjote tada šitą temą, nes atrodytų kaip ir, sako žurnalistai, banalus klausimas sakyti, kodėl šitą knygą parašėte, bet aš galvoju, klausydamas jūsų ir dabar, ir šiaip kitų interviu, kur klausiau, jūs įvardijat, kad jums yra įdomus žmogaus pasirinkimas ir kaip teisingai reikėtų pasirinkti. Tai, bet galima labai abstrakčiai tą klausimą kažkaip svarstyti, bet dabar labai konkrečiam kontekste jūs renkatės sovietmečių ir ateizmas kaip asmeninis pasirinkimas, tai kodėl jūs būtent susidomėjot, kad skirt savo laiko, išteklių ir taip toliau būtent šitą temą nagrinėti? Man pirmiausia buvo labai įdomu tas Jono Ragausko fenomenas, kai jisai buvęs kunigas, jisai viešai paskelbė, kad atsisako kunigystės ir užsiima ateistinę propagandą ir negana to parašo bestsellerį savo autobiografinį apie tai, kaip jisai tapo ateistu. Man tas Ragauskas buvo labai įdomus kaip personažas, jo labiau, kad, žinoma, jis nėra unikalus sovietiniam kontekste, nes ten buvo ir tokie veikėjai kaip Dulumanas Rusijoje arba Osipovas Estijoje, Latvijoje buvo, ta prasme, panašiu metu. Tai čia nėra tai, kad jis čia pats sugalvoja spontaniškai, aišku, kad jam čia, kaip galima spręsti, buvo uždavinys parašyti, bet jis vis tiek uždavinys buvo, bet jis rašė tą biografiją savo remianti savo gyvenimu. Tai man buvo labai įdomu pažiūrėti, kokios yra tos aplinkybės, kas iš tikrųjų po ta viešai išspausdinta biografija slypi. Ar ten veikia įgaliotinis religijos reikalų, ar ten veikia MGB, ar ten veikia kiti veikėjai, kas čia įvyko, ar čia iš tikrųjų žmogaus asmenis toksai lūžis. Man labai įdomu buvo savo bent atsakyti klausimą, kokie čia turbūt buvo pragmatiniai kažkokie sumetimai. Ir buvo pragmatinių sumetimų, kad žmogus taiga atsisako. Kokios aplinkybės tai lėmė daryti. Ir paskui taip pat ir atradus ir kitas istorijas ir pamačius, kad ta Ragausko istorija, jinai buvo pasitelkta tam, kad skatinti ir žmonės, paprastus žmonės rašyti autobiografijas, kaip aš tapiau ateistu. Ar ne, ir siūsti, ir ten ateizmo būreliai organizuodavo tokius autobiografijų rašymus. Ir tai jau yra toksai jau labai išmani politika, kaip tu žmonės transformuoji.
Nes jeigu savo autobiografiją parašo, kaip aš tapau ateistu, čia jau yra, reiškia, refleksija. Tu jau jo kažkokią ateizaciją, jį giliai jo vidų įsodini. Tai man tas buvo įdomu, nes man labai įdomu yra tų politinių režimų ir ypač sovietinio sąveika su visuomenė. Nes man įdomu, kiek ir kaip gali visuomenę pakeisti, kokie motyvai, kokios aplinkybės gali lemti, kad žmonės pradeda bendradarbiauti ar pasiduoda tiems režimams. Ir dažniausiai pasiduoda dėl tokių pragmatinių motyvų, kurie paskui pasirodo turbūt ko gero, kad jų kaina per didelė naudai, kurią gaudavo žmonės, ar ne? Čia toks kyla labai praktiškas klausimas, sakykime, kaip reikia įvertinti, ar tie motyvai iš tikrųjų buvo pragmatiniai. Galima pažiūrėti, kad padarai tą ir tą, gavai ten tiek ir tiek pinigų, gavai tokį ir tokį postą ir taip toliau, bet to pačiu tarsi lieka tas psichologinis žmogaus momentas jo apsisprendimo ir tu ten nelabai lysi, nebent jis tau pasako, jeigu pasako, tai tu turi žiūrėti, meluoja, nemeluoja ir galiu per savo asmeninį pavyzdį pasakyti. Sakykime, aš apsisprendusiu krikščioniu tapau 26 metų, tai prieš 10 metų. Nebuvau nei auklėtas, sakykime, taip krikščioniškai atviri, nei dar kažkas, nei man buvo kažkokio tokio atrodytų, labai čia man kažkas stūmė, reikėtų pasirinkti taip ir taip. Sakykime, bet tas pasirinkimas įvyko ir ačiū Dievui. Bet po to, kai prasidėjo visa šitokia veikla, tai gaudau įvairių žmonių pasvarstymų apie save patį. Kad aš tai darau dėl pinigų, kad man kažkas ten duotų kažką, kad arba, pavyzdžiui, aš esu tiesiog, naudoju tai kaip ramentą savo psichologinį, dėl to, kad aš esu labai silpnas žmogus ir nemoku kitaip gyventi, tada aš susigalvoju savo dievulį ir tada, gerai, gal leiskim jam turėti, nes jeigu atimsi, tai tada jam bus labai blogai ir liūdna. Kitaip tariant, kartais man pačiam savo motyvus iki galo yra sunku suprasti, o dabar žmogus, kai bando iš šono mano motyvus kažkaip įvertinti, tai atrodo dar yra sudėtingiau. Tai kaip jūs irgi, vėl grįžtam galbūt prie metodologijos, kaip reikia, pavyzdžiui, Ragausko atvejį tyriant, kaip reikia suprasti dabar jisai čia dėl pragmatinių, nepragmatinių priežasčių, kaip jūs tą darot? Ne, aš taip į tokią gilumą neinu, nes, pavyzdžiui, su Ragausko yra įdomu tai, kad aš visiškai priimu tai, kad jį ištiko tikėjimo krizė ir kad jisai galbūt ir praradęs buvo tikėjimą, tą visiškai priimu ir tai ne čia yra pragmatinis motyvas, nes Ragauskas tai savo autobiografijai jisai mini tai, kad jam labai stiprų padarė poveikį tikėjimo praradimui holokaustas. Ta labai žmonės neatkreipė, net skaitydami anksčiau neatkreipdavo dėmesio, kai būdavo netoli jo klebonijos, jis girdėjo, matė vedamas kolonas žydų ir girdėjo šaudimą. Tai čia aš, ir matyt dar ir kiti dalykai, bet aš tą visiškai priimu, bet man yra kitas klausimas. Jisai tuo metu irgi buvo tų kunigų, kurie prarado tikėjimą, buvo vyskupas Paltarokas, kuris turbūt būtų tai supratęs ir būtų leidęs, ta prasme, išeiti iš kunigų ar bent dalinai išeiti. Bet kame buvo, kodėl Ragauskas apsisprendė ateistiniai propagandai? Kodėl jis priėmė sprendimą eiti į ateistinę propagandą? Ne gyventi kaip toks paprastas tarybinis pilietis, nes, pavyzdžiui, jeigu jisai būtų išėjęs iš kunigų, jisai būtų susiradęs kažkokį paprastą galbūt ir tam tikrą darbą, dar pakankamai buvo amžiaus netokio jau. Bet man tas yra įdomu, kodėl jis nusprendė aktyviai imtis ateistinės propagandos. Tuo labiau, kad tai yra naudinga dar plius, net tokioj terpėj, tai yra skatintina ir visokių naudų gali gauti. Gali būti, sakykim, tas nusivertimas, jeigu galima šitą žodį pavartoti, ir nuoširdus, sakykim, toks veiksmas, bet jis yra tokioje struktūroje, kur šitai būtų skatinama ne tik tai padaryti, bet to pačiu ir paviešinti. Ir tada jau galima klausti, kodėl, jeigu tai iš tikrųjų yra asmeninė krizė, kodėl tada eiti taip į viešumą ir skelbti šitą žinią? Būtent kodėl, tai čia man čia jau, sakykime, mes kalbam ne tiek apie tikėjimo praradimą ar tikėjimo atradimą ar panašiai, bet mes čia kalbame apie tokį apie kolaboravimą. Nes čia, yra tas kolaboravimas. Tai man labiau yra tas kolaboravimo atvejis. Nes, pavyzdžiui, ten buvo ir kitų kunigų, kurie netgi pradžioj, pavyzdžiui, ir viešai paskelbė tą
nu, dėl įvairių aplinkybių ten, kai kada yra matyti, kodėl ten, nu, pavyzdžiui, nu, ten saugumas jau ten užlipęs ant galvos taip, kad ten turbūt žmogus, nu, nematė kitos išeities ir ten, bet paskui, pavyzdžiui, neužsiima teisinę propagandą, dingsta visiškai. O vat Ragauskas, jis yra vienas iš tų, kuris tikrai labai sistemingai ir labai ėjo vat, ne tik tą biografiją parašė, bet jis prieš tai parašė tokius jau grinai ateistinius veikalus. Tai man va dėl to jis ir yra įdomus kaip atvejis, nes, nu, tikėjimo praradimo atveju turbūt visose epochose yra, ar ten krizių, ar panašiai, ir tikėjimo atradimo turbūt irgi buvo sovietmečių labai nemažai, bet man tie dalykai netiek, nu, čia, kaip jūs ir sakot, čia yra žmonių vidus, čia į tą vidų turbūt nelysi, bet pavyzdžiui, tokiose aplinkybėse, vat, kur žmogus tikrai jau gali išgyventi, nu, tikrai badu nebūtų miręs. Kodėl taip elgiasi? Kitaip tariant, yra toks fenomenas, kurį galima nagrinėti ir tyrinėti, net jeigu ten vidaus žmogaus sunku yra tai padaryti. Nes, pavyzdžiui, ir tada, kaip jūs sakot, kaip tyrinėti, nu, Ragauskas, kai jisai pradėjo kalbėti su MGB pareigūnais, jisai aiškiai deklaravo savo tikslus, ko jisai nori, ko jisai tikisi. Tai ten vyko netgi savitos tam tikros dėrybos. Ir aišku, tos dėrybos, nu, jis neišpildė tikrai visų sąlygų ir turbūt dėl to ir pateko paskui dar tam tikrą nemalonę. Bet ten jau matyti, jis įvardėjo, ko nori. Ir čia jau yra toksai, na, sakykime, nu, jau čia yra, sakykime, lygis, kurį mes galim vadinti tam tikrą prasme pragmatiniu. Nesigilinant į kažkokius tai vidinius žmogaus motyvus nes gal iš tikrųjų gal ten dar buvo kažkokie motyvai, kurių mes nežinom ir niekada nesužinosim, bet aš stengiuosi kalbėti apie tai, kas yra deklaruota, stengtis nespekuliuoti. Pavyzdžiui, yra labai daug pasakojimų tokių, kad Ragauskas prieš mirtį, na, ten atsisakė savo ateizmo. Yra tokių pasakojimų, ligoniniai. Gal atsimena daugmaž kelintais metais miręs? Jisai mirė, dabar net... Aš klausiu tik dėl to, ne dėl konkrečių metų, bet ar yra žmonių, kurie gyvoje atmintyje galėtų jį turėti, kitaip tariant? Aš, nu, ta prasme, kaip yra, tai va išlikę, jis anksčiau mirė, negu yra išlikusi įvairių tokių legendų, aš jas vadinu legendom. Aš nežinau, ar tai gali būti tiesa ar negali, nes paprasčiausiai jau, vat, ką jūs ir sakėt, jau nebeįmanoma patikrinti. Aš mėginau ieškoti žmonių, kurie galbūt per savo, jau ten nepasakos aplinkybių, bet per šeimos istoriją, per ką galėtų tas atsiminimas būti, tokių gijų neaptikau ir aš šitą klausimą visai nesvarstau. Tai aš stengiuosi va, tokių dalykų nesvarstyti. Jo labiau, kad, pavyzdžiui, aš žinau kitus tokius vat, mirties atvejus ligoninėse ypač. Čia mes kalbame apie ligoninės, kai irgi buvo, tarkim, rizika, kad žmogus galbūt kažkaip čia labiau prie religijos grįž, jau čia to vėlesniojo sovietmečiu. Ir tada labai aiškiai yra fiksuota, kad pastoviai kažkoks žmogus buvo, jei ne palatoj, tai šalia palatos. Reiškia, tai čia, nu... Kaip kunigas palydėti, taip čia atkalbėti, jeigu kad netyčia. Neatkalbėti, bet paprasčiausiai, nu, neprileisti to, ko nereikia, jeigu ten. Tai aš čia nesakau, kad tai buvo Ragauskas, nors aš turiu, yra tam tikri fiksuoti paliudijimai, ten žmonių, kurie lankė Ragauską, kad jie ten sutiko ten vieną ar kitą žmogų pasyvat palatoj. Tai yra tokių paliudijimų, aš sakau, bet tai jau būtų spekulacijos, nes to neįmanoma patikrinti. Dar man labai irgi įdomus buvo Ragausko atvejis, bet šiaip aš tik iš jūsų jį sužinojau. Tai skaičiau tą ištrauką iš jūsų knygos apie jį ir ten labai daug įdomių dalykų apie jį yra paminėta ir vienas iš tų yra, kaip jisai savo biografijoje pristato tą savo nudievėjimo kelią, kad tenais yra tam tikras,
tam tikri žingsniai, sakykime, kaip tie dalykai vyksta. Gal galite juos, jeigu prisimenat, kažkaip taip įvardinti ir kaip tai yra naudojama, kaip ta propagandinė priemonė, tarsi per save, ir tai yra vos ne efektyviausia galbūt propagandinė priemonė. Ką tu gali pasakyti, čia yra žmogaus istorija, kaip čia nėra kažkoks toksai tiesiog ideologija, kuri yra pučiama, sakykime, visiems, bet čia aš pasakoju, kaip man buvo, ir tada žmogui yra pakankamai paveiku. Ir plus, vieną dalyką, kurį jūs pastebit, kad tai yra iš eksperto pozicijos. Žiūrėkit, aš taigi buvau viduje, aš visus dalykus patyriau, aš mačiau, kokie kunigai yra blogi, aš mačiau, žiūrėkit, koks dievas gali būti, čia Teodicėjos, tada vėl klausimas problema, koks dievas gali būti geras ir visagalis, jeigu žiūrėkit štai kas vyksta, tada viskas prasideda nuo abejonės, tada visi šitie žingsniai ir tada galiausiai tas toksai numitinimas, pažiūrėti, žiūrėkit, iš tikrųjų, krikščionybė čia kažkaip mitais tokiais vadovausia, iš tikrųjų mokslinė tokia pasaulėžiūra gali visus tos dalykus paaiškinti ir, sakykime, mums to nebereikia. Tai visas tas paketas, kaip jūs jį atsimenat? Jo, ten Ragausko yra vis dėlto ta biografija tokia gana, sakykime, turtinga, tas pasakojimas, bet ten, žinoma, jeigu galima sakyti taip labai grubiai, ten tie etapai yra tas, ką jūs ir įvardijot, tam tikra abejonė ir abejonė dėl kai kurių dogmų, sakykime, ir dėl celibato abejonė, ir dėl kai kurių teologinių teiginių, ir paskui, pavyzdžiui, abejonė, kuri liečia ir dėl susijusių su kunigų elgesiu, elgsena. Ir po to, tai abejonė bažnyčia, jeigu taip galima sakyti. Tai pirmasis toksai galbūt didelis yra toks kompleksas įvairių tokių priemonių abejonė bažnyčia ir tai, kas joje vyksta. Ir paskui jau nuo to pereimas į tą abejojimą Dievu ir jau paskui galiausiai įsitikinimas, kad Dievas, kad čia Dievas irgi išgalvotas dalykas ar panašiai. Tai čia jeigu taip grubiai galima pasakyti, o ten pas Ragauską yra labai daug, grubiai sakau, nes paskui ta schema buvo naudojama skatinant žmonės rašyti autobiografijas. Ta būtent abejonė, kuri dažniausiai susijusi su kažkokiu tai trauminiu įvykiu žmogaus, tokius trauminį įvykių žmogaus gyvenime. Pavyzdžiui, ten toksai, ar pavyzdžiui, kad nueina neturtinga, pavyzdžiui, mergaitės mama nueina kunigo prašyti, kad palaidotų tėvą, kunigas nesutinka, nes jinai neturi pinigų. Ir tada tai mergaitė ir ten berniukui traumai įvyksta ir jisai tada pradeda galvoti, kokie čia ta bažnyčia, kokie čia tie kunigai, nepadeda žmogui nelaimiai. Ir paskui jau ten po daug metų staiga dar kažkuo įsitikina papildomų ir jau tai veda ne tiek nusivylimo kunigais, nusivylimo bažnyčia, bet paskui jau žingsnis yra ir į tą supratimą, kad nėra Dievo. Ir kai kuriuose tose autobiografijose tų žmonių aš jau daug neradau tų rankraščių, nes jie nėra išlikę. Jie buvo siunčiami laikraščių redakcijoms ir jie kai kurie buvo publikuoti, bet kai kas yra archyvuose išlikę rankraščių pavidalu. Ir tai man leidžia sakyti, kad jie nėra sufalsifikuoti, ta prasme visiškai, nes ten matai, kaip žmogus ir su klaidom rašo ir panašiai. Tai ne vienam iš jų šiaip yra minima ir tai, kad Ragausko knygos perskaitimas galutinai juos įtikino, kad Dievo nėra, nes būtent Ragausko kaip tokio žmogaus patirtis, jinai būtent kaip eksperto, jie truputį kitaip įvardyja, labai čia daug ką sveria, nulėmė ir tai pagrindinis argumentas, galutinis, nors ten eina per autobiografiją įvairių tokių. Bet ar Ragauskas ir tada kiti, kai jie pristato tą ateistinę tokią pasaulėžiūrą, ar jie tai pristato kaip tokį džiugų dalyką, tarsi kad išsilaisvinimą iš tų religinių pančių ir dabar man akis atsivėrė ir aš gyvenu šviesoje, sakykim taip, ar jie taip supranta, ar jie tai supranta daugiau kaip tragediją. Ir tikriausiai numanau, kad ne kaip tragediją didelę supranta, nes kitu atveju kaip tu galėsi propagandai tai panaudoti, nes kodėl aš taip dabar klausiu, nes irgi prieš jau 14 tikriausiai metų, dabar tiksliai nepasakysiu kada, buvo
Didžiosios Britanijos ateistai, humanistai užsakė tokią reklaminę kampaniją ant autobusų, buvo tekstai. Dievo tikriausiai nėra, todėl džiaukis gyvenimu. Ir gyvenk kaip tau patinka, kažkaip tai panašiai yra. Ir ten buvo vėl diskusija, kiek aš girdėjau, kad dėl to žodžio tikriausiai reikėtų taip, ar neužtenka parašyti Dievo nėra, džiaukis gyvenimu. Bet mintis yra tokia, va Dievas yra tas, kuris tave varžo, tu esi tamsoje dėl to, viskas dėl to yra sudėtinga, tau reikia kažkaip įtikti ir taip toliau, o štai dabar Dievo nėra ir tu gali pagaliau džiaugtis. Kita vertus, sakykime, net atrodo, jeigu aš Nyčę teisingai interpretuoju, jisai suprato, kad Dievo praradimas yra šiaip, tai yra didelė tragedija žmogui, tai ateina su pasiekmėmis iš principo, kad ir tada prancūzų egzistencialistai irgi supranta, atrodo, kad jeigu Dievo nėra, gyvenimas yra absurdas, tik tada jie bando ieškoti, va, turbūt, kaip mums dabar gyventi šitame pasaulyje ir tada siūlo skirtingus tokius sprendimus. Bet tai man tai atrodo, va, Dievo praradimas, net jeigu, sakykime, ateizmas yra teisingas, tai čia yra didžiausia tragedija, nes tada gyvenimas yra absurdas. Tai kaip tada pagrysti, kad visų pirma, ar jie bandė pagrysti, kad tai yra geras dalykas, tada, kad tai yra iš tikrųjų šviesa, ir kitas, jeigu jie tai bandė padaryti, ar tai buvo sėkminga žmonių sąmonė, nes tikriausiai vis tiek buvo žmonių, kurie mąstė, žiūrėkit, dabar Dievo nėra, tai gyvenimas yra absurdiškas, o ne kaip tik viskas labai fainiai, dabar gyvenkime kaip mes norime. Čia vat jūs pagrindinę tokią sovietinio ateizmo problemą turbūt iškėlėt, nes šiaip tose autobiografijose tai vat viskas labai yra vat įdomus kontrastas tarp, tarkim, tų lietuviškų autobiografijų ir vat sovietinių, tarkim, kai kurių tų rusiškų, ne Lietuvoje rašytų, nes Lietuvoje tai dažniausiai ta istorija to ir baigėsi. Žmogus įvardė, kad aš pajutau palengvėjimą. Nu, toks labiau kaip palengvėjimas, bet pavyzdžiui, rusiškos autobiografijose yra tai, kad žmogus paskui deklaruoja dar, kad jisai tapo va tuo jau, nu, kad jis persėmė tą materialistinę pasaulėžiūrą, kad jis suprato, kad ir ta materialistinė pasaulėžiūra kaip tokia va racionali pasaulėžiūra deklaruojama. Tai lietuviškose to nėra, yra labiau tas toks palengvėjimas. Bet šiaip yra, nu, čia, va, ką jūs uždavėt klausimą, čia galima irgi labai svarstyti labai daug šituo, nes, pavyzdžiui, kaip aš sakiau, ateizacija, sovietinė ateizacija, jinai pati yra antireligija, jinai yra religijos kritika, jinai pati nelabai turi turinių kokių nors. Ir tada klausimas, kokie turiniai. Tai čia irgi, aš dabar mano tam naujesniam tyrime apie mirtį sovietmečių, man irgi tas klausimas buvo labai įdomus. Jeigu priimi mirtį atsisakant po mirtinio gyvenimo, sakai, kad nėra po mirtinio gyvenimo, kaip tada apibrėžti gyvenimo prasmę, ar ne? Nu, kaip apibrėžti? Ir sovietmečių vis dėlto buvo pateiktos tos prasmės, jos labiau ne iš ateizacijos pusės, o iš to, kas labiau tokio, sakykime, patriotizmo pusės. Čia irgi labai komplikuota, galbūt labai sudėtinga tokia istorija, bet pozityvios prasmės buvo susietos su tarnavimu visuomeniai ir tarnavimu kitiems žmonėms vėlyvuoju sovietmečiu. Ir implikuojant, kad tarnavimu valstybei. Ta prasme, jau taip tiesmukai nesakoma, kad tai yra ankstyvaisiais dar tokiais periodais buvo sakoma, kad tarnavimui valstybei ar ten komunizmui ar panašiai, bet jau vėlyvuoju sovietmečiu tas jau minkštas pavidalas tų prasmių buvo tarnavimas visuomeniai, darimas tokių gerų darbų netgi visuomeniai. Tai, sakykime, irgi tas turbūt žmonėm tas implikavo, nes pavyzdžiui, tu tarnauji čia ne Dievui įsipareigoji, o kitiems žmonėms. Ir pavyzdžiui, yra toksai, bet irgi vėlyvojo, jau 80-metį, 9 labai buvo populiaru ir poetų kūryboje Lietuvos ir lietuvių. Ir šiaip, pavyzdžiui, propagandinėse laidose arba toj moralės tokiems svarstymai apie pareigą. Kad čia yra pareiga žmonėms, toks labai savitas humanizmas, toks net galbūt kažkiek egzistencializmo turintis toks humanizmas, pareiga žmonėms, pareiga kitiems žmonėms, tai čia sudaro žmogaus gyvenimo prasmę.
Tai va, buvo, sakykime, tų tokių pasiūlymų, kurie galbūt net ir dabartinėse tose sekularizuotose visuomenėse irgi siūloma, turbūt tam tikra, aš neįsivaizduoju, kas kita galėtų siūlyti kaip tam tikra humanistinė tokia išeitis, tai sovietmetis irgi turėjo tą savitą versiją, tarnavimas visuomeniai, tarnavimas valstybei ir panašiai, tas grinai šiapusinis. Kiek tai žmonės veikia, tai čia į tą sunku atsakyti, čia jau aišku, jau čia toks atsirastų psichologiniai dalykai, bet pagal tai, kiek apie tai buvo svarstoma ir kiek apie tai buvo viešai kalbama, aš manau, kad žmonėms tas buvo suvokiama kaip variantas tam tikras. Bekalbant prisiminiau tokią nugirstą citatą, nežinau, kiek jinai yra tiksli, tai dėl to nesakysiu vardų, bet žymus žmonės kalbėjosi. Vienas paklausė kito, muzikantai, kokia yra gyvenimo prasmė, kaip to atrodo. Ir tada jam atsakė, kad gyvenimo prasmė yra gyventi taip, kad šitas durnas klausimas tau nekiltų. Ir aš galvoju, gal, man atrodo, čia, jeigu yra blogiausias patarimas, tai čia yra vienas iš blogiausių patarimų, koks tik yra įmanomas patarti. Bet mintis kokia yra, ne? Kad šiaip iš tikrųjų, jeigu pradedi labai svarstyti apie gyvenimo prasmę, ir jeigu prieini išvados, kad Dievo nėra ir dėl to nėra prasmės, arba tiesiog, kad nėra gyvenimo prasmės, tai yra didelė tragedija. Tai tada geriau kažkaip apsiriboti šią pusybę tokią ir galbūt net nekelti to klausimų. Tai aš nežinau, ar sovietmečiu tada taip ir buvo raginama, geriau nekelti tų tokių transcendentinę plotmę turinčių klausimų. Tiesiog, kad gerai, gyvenime mes visi turime tokią patirtį, kad kažkokia prasmė turėtų būti. Gyvenimas vis dėlto turi būti prasmingas. Gerai, čia apsiribokime šitą patirtimį ir dabar bandykime tiesiog ją realizuoti. Nes jeigu giliau eisite, tada tenais gilus miškas ir galbūt yra net neverta, bet mes žinome, kad gyventi žmogui kitam tai yra neblogai ir tada, aišku, gal sovietai, tada valdžia bando kažkaip pajungti tai savo reikmėms, kaip valstybei tarnauti galiausiai, bet, sakykime taip, uždaryti žmonės šiapusybei, giliau tų klausimų neklausti ir tada bandyti realizuoti tą tokį prigimtinį mūsų tą tokį suvokimą, kad vis dėlto egzistuoja prasmė ir tikslas kažkoks. Tai čia aš jau galiu irgi tik sakyti iš to ką aš mačiau, iš to taip paprastai žmonių neužčiaupsi. Tai, žodžiu, viena iš pagrindinių problemų, kurias įvardijo ateistų propagandistai, nes propagandistai, kurie ten skaitydavo paskaitas propagandinės mokyklose, ten gamyklose, kitur, tai jie įvardijo, sakykime, jau čia 80-mečio pabaigoje, sakykime, tas jau kaip aliarmas visi eidavo, kad jaunimas nuolat kelia klausimą apie gyvenimo prasmę. Ir iš ateistinės propagandos pozicijų mes negalim jį atsakyti. Tai čia tas buvo ir aš ne vienoje ataskaitoje mačiau, ir net respublikiniai tokie pasitarimai būdavo labai aukšto lygio, kuriuose šitas irgi yra akcentuotas 80-metį ir vėliau žinoma irgi. Tai ką mes turim galvoje? Kad atsirado nauja karta, kuri jau Lietuvoje užaugus nauja karta, kuri paveikta kažkiek turbūt ir Kalantos įvykių buvo jau paskui ir dar kažko ir tokia ir paveikta tų turbūt vakarietiškų tradicijų ir jinai, aš manyčiau, kad jinai buvo labiau jau paveikta ir sovietinės mokyklos, reiškia turbūt paveikta ir ateizacijos labai stipriai, bet ir jie kita vertus, bet jie, tuos klausimus ir kita vertus buvo aišku, kad ta sovietinė, jiem tai naujai kartai buvo aišku, kad ta sovietinė propaganda yra gana, ant smėlio pastatyta, sakykime. Ir jie turbūt dėl to, mėgindami dar tos propagandistus išerzinti, išnervinti, turbūt aš taip įtariu, nes tai buvo matyti, kad tie klausimai yra propagandistam nuolat pateikiami. Reiškia, čia tu neužtildysi, propagandistas neužtildys, tu kažkokio kagabisto neatsivesi, kad tau užtildytų tą jaunimą, kur tu ateini, tarkim, į mokyklą ar į darbo kolektyvą jauną ir tu pasakoji apie ateizaciją ir tau sako, kokia tada gyvenimo prasmė. Ta prasme jau ir aš sakau, aš tame matau galbūt ne tiek tokį labai gilų egzistencinį rūpestį žmonių, bet tų jaunimo, bet labiau ir norą tą paerzinti, kad kažkas ateina ir tau kažką aiškina. Bet kitas dalykas, tuo pačiu metu buvo fiksuota, irgi propagandistai aiškino ir tie ateizmo buvo pareigūnai, kurie atsakingi, kad
vyksta dar toks dalykas, kad labai nemažai jaunimo atsirado bažnyčiose, jie nedalyvauja aktyviai mišiose, bet jie būna. Tai reiškia, buvo kažkoks toks egzistencinis noras, egzistenciniai klausimai ir ne vien tik tai tas toksai išsidirbinėjimas, sakykime, taip, tai aš galbūt tą irgi, ką aš noriu pasakyti tuo, kad pirma, taip paprastai tu neužtildysi, ypač kai tu nebegali tiesiogiai represuoti žmonių, kai tu mėgini parodyti, kad tas socializmas yra toksai žmogui draugiškas. Ir kitas dalykas, kad egzistavo ta alternatyva ir žmonės ją naudojasi. Aš turiu galvoj mišias, religinės apeigas ir tas, jau paskui matyti, kad propagandistai, jie visiškai jau buvo susitaikę su ta situacija, kad jie nepajėgs pateikti jokių tam tų kažkokių atsakymų gatavų žmonėms, į ką ta gyvenimo prasme turi orientuotis. Ir jau ten matėsi, kad jau buvo kokiam 82 metais, ten rankos visai nuleistos ir jau, kaip jūs, atsirado tada tokia tolerancija, ką jūs užsiminėt, visokiem ezoteriniam judėjimam ir panašiai. Čia jau toks paskutinis žingsnis ateistinės desperacijos. Iš bėdos, sakykime. Kai tu vis dėlto dar mėgini su ta katalikų bažnyčia ir krikščioniška bažnyčia pakovoti, bet jau tu nebeturi iliuzijų, kad tu su religija apskritai pakovosi. Tai tu tada leidi kažkokias daug tolerantiškiau žiūri į įvairius tokius ezoterinius judėjimus, į kažkokius, nes čia atvažiuodavo irgi į Vilnių visokių tokių lyderių, jau tada tokių įvairių ten tų judėjimų iš Rusijos ir taip toliau. Tai va čia jau toks paskutinis desperacijos, bet jis būtent iš to, kad buvo aiškiai matoma, kad ateizacija neturi galimybės pasiūlyti tam tikro pozityvo, kurį žmonės priimtų. Ir galiausiai, tai man galbūt būtų buvę įdomu pasižiūrėti, jeigu Sovietų sąjunga nebūtų sugriuvus, sakykime, ir kaip ten toliau būtų viskas ėję, bet ko gero, kad būtų ir šiaip būtų tos ateizacijos atsižadėję. Aš turiu tokį įtarimą, kad, nes jau buvo susitaikyta su gausybė tokių dalykų, prieš kurios buvo kovota dar ten 60 metais. Jau 82-83 jau buvo susitaikyta, kad tu nepakovosi ir jau net nesvajot. Kaip jūs, ar matytumėt kažkokį panašumą, arba kaip galėtumėt palyginti tą sekularizaciją su sovietinė ateizacija? Nes vis tiek buvo iškelta tokia teorija, kad visuomenė, vakarietiška visuomenė, jeigu taip galima ją vadinti, vis tiek jinai yra ne vienalytė, sekuliarėja, kai reiškia, kad atsisako visokių religinių priemaišų ir taip dvasingumo įvairaus. Ir atrodytų, aš tyrimo čia neatlikau, bet atrodytų, kad vis dėlto ne visai taip yra. Ta tokia, sakykim, tradicinės religijos, vakarietiškos, krikščionybės atsisakymą pakeičia įvairios ezoterinės idėjos daugiau negu ar kažkokie pseudo dvasingumai. Arba žmonės mėgsta sakyti, aš esu dvasingas, bet nereligingas, o ne toksai griežtas visiškas ateizmas ir iš ateizmas, sakykim, gal negatyvi tokia pasaulėžiūra, bet iškio plaukiantis materializmas, naturalizmas, fizikalizmas ir panašiai. Tai matytumėt kažkokį čia palyginimą šitų dalykų? Šiaip labai sunku lyginti, nes ateizacija vis dėlto buvo politiniam priemonėm diegiama tam tikra pasaulėžiūra, ir stengiamasi kontroliuoti. Aš tai manyčiau, kad galbūt visai nesunku būtų palyginti dabartinę Lietuvą su vakarų. Manau, kad mes vis tiek esame tokia labai gana sekuliarizuota visuomenė. Aš čia nekalbu apie tai, kad žmonės krikštija vaikus ir laidotuvės daugelis yra religinių, bet apie tuos tyrimus, kurie analizuoja, kiek žmonės šiaip aktyviai lankosi bažnyčioje arba kiek nueina, tai yra gana toks nedidelis procentas. Ir yra buvę dar tokių daug ankstesnių, tokių vertybinių tyrimų, kur matyti, kad tam tikros krikščioniškos idėjos jau tų, kurie save deklaruoja, kad jau jie yra krikščionis, susimaišę su tom visokiam ezoteriniam idėjom, tai tą galėtume, čia irgi nemanau, kad mes čia kažko labai, labai išsiskiriam.
Bet man galbūt tas įdomu, nu, Lietuvoje, kiek, pavyzdžiui, kažkoks politikas ar kas galėtų deklaruoti, kad ir kiek tai galėtų būti legitimu, kad aš esu krikščionis ir dėl to aš laikausi tokios pozicijos. Tas vat, atskirimas politinio gyvenimo nuo religinio arba tas privatizavimas religinio gyvenimo, man atrodo, Lietuvoje yra daug ryškesnis negu galbūt vakarietiškose visuomenėse, nes jau čia nekalbant apie Ameriką, kur politikai, nu, kai pasižiūri kai kurių kalbų, tai vos ne evangelizacija užsiima, sakykime taip. Tai man atrodytų, kad galbūt ta pasiekmė, nu, jeigu dabar apie pasiekmes kalbam, ateistinės politikos yra Lietuvoje turbūt labai griežtas tas privataus religingumo, nu, arba religingumo nustumimas į tą vat, visiškai į labai stipriai privačią sferą. Ir tas toksai vat, viešo gyvenimo tarsi labai menkas susikabinimas. Viešajame gyvenime to religingumo beveik nėra. Ir čia ne dėl to, kad nėra religingų žmonių, čia dėl to, kad yra tas atkabinimas stiprus. Tai man atrodo, kad vakaruose, nu, čia aišku reikia kiekvieną šalį atskirai imti, tyrinėti ir žiūrėti, turbūt tokios didelės perskyros nėra. Tai ir ta turbūt sekuliarizacija, jinai tokia yra labai įvairialypė ir jinai turbūt turi irgi įvairias bangas ir panašiai. Tai, nu, čia turbūt būtų labai sunku turbūt kalbėti apie sekuliarizaciją, kažkokį tai vientisą turbūt reiškinį. Bet aš taip pastebiu, be tyrimo, sakau, iš savo patirties, kadangi šitame lauke ir esu kokie 8 metai bandymo kalbėti apie tikėjimo klausimus viešai su žmonėmis. Iš savo patirties tik galiu kalbėti. Ir iš savo draugų, kurie yra panašiame lauke patirties, kad tikrai yra tekę susidurti man ne vieną kartą, bandant kalbėti apie tikėjimo dalykus viešai, kad su nutildymu, neleidimu, uždarimu, bet pro duris įleidimu ezoterikos, New Age, ko tik tais nori, įvairiuose savivaldybių institucijose, kur tik net universitetuose. Man vieną kartą buvau nutildytas viešoje paskaitoje, neformalioje paskaitoje, bet paskaitoje, sakykime taip, vieno dėstytojo, kad kai pradėjau kalbėti apie tiesos subjektyvumą, kad vis dėlto jau mane viskas užtenka, čia jau yra šiek tiek per daug, reikėtų, nu, ta prasme, tau atsisėsti ir nebekalbėti daug apie šitokius dalykus, kurie yra, nu, keisti tiesiog mums girdėti šitame kontekste. Bet čia iš vis dar ne toks kaip religingas dalykas, tai aišku, galima sutikti, nesutikti, bet su religingumu taip atrodo, kad yra, kaip jūs ir minėjot, kad aš pastebiu ne tik atkabinimą tokį, bet ir, sakykime, pasakymą, ne, čia negalima, nereikia. Ir čia mes darome dalykus be religijos. Tarsi religija būtų kažkoks va čia dalykas, kurį tu gali padėti. Va žmogus, aš esu žmogus. Ir religija yra kažkoks toksai akmenėlis, kurį aš nešiojuosi kišenėje, kurį aš galiu kartais va išsitraukti, padėti į šoną ir toliau būti tokiu pačiu žmogumi, tik tais dabar jau be šito savo priemaišo, tokio keisto ir būti piliečiu. Bet atrodo, tai yra visiškai nesuvokiama. Ir čia pacituosiu tik savo darbo vadovą Sodeiką, Tomą profesorių, ir jisai sakė taip, kad jam iš vis sako keistai atrodo tos apklausos apie religiją dėl to, kad kaip tu gali ištirti tikrąjį religingumą žmogaus. Ir yra toks klausimas, pavyzdžiui, apklausose, kiek tau svarbi religija. Jis sako, o kaip gali jinai būti nesvarbi? Religija iš principo tai yra tas dalykas, kuris tau turi būti besąlygiškai svarbus. Tai yra, sociologiškai tu gali bandyti kažkaip ištirti, ką žmonės atsako. Tai kaip jūs, nežinau, sureaguotumėte į šitą pamastymą? Tai aš manau, kad galbūt mes čia ir turim tą ateizacijos ir sekuliarizacijos skirtumą, nes sekuliarizacija, kai jinai vyko daugmaž natūraliai, sakykime, jeigu taip, tai vis tiek žmonės ieškojo atsakymų į kai kurios klausimus ir jos tam tikrus susiformulavo, sakykime, visuomenėje, aš kalbu bendraja prasme. Ir tie pavyzdžiai, kuriuos jūs pateikėt, va tie man kaip tik ir liudija tas ateizacijos pasekmes, kad religija jis per sovietinį laikotarpį tikrai buvo labai nustumtas iš to viešojo gyvenimo, pirmiausia. Ir reiškia, net žmonės, kurie tikrai galbūt ateistai yra ar jie jaučiasi, jie turbūt yra nepasirengę apskritai diskutuoti su tikinčiaisiais tam tikrais klausimais, ar ten tiesos, ta prasme, nėra argumentų išgrynintų. Ir turbūt ir tikintieji taip pat neturi tų išgrynintų argumentų, tokių, kurie galėtų kažkur tokioj tarpiniai sferoje susitikti su netikinčiu ir diskutuoti ir mėginti kažkokį tai sakyti, aš galiu į tą klausimą atsakyti, negaliu į tą, bet vyksta toksai, kaip jūs ir sakėt, kad labiau tos religijos padėjimas į šalį arba apskritai tokių kažkokių
fundamentinių ar transcendentinių klausimų toksai padėjimas kažkoks, kažkur tai, nemėginant išdiskutuoti. Nes, pavyzdžiui, man galbūt ir įdomi būtų tokia diskusija, kiek čia, pavyzdžiui, galėtų, ar vienais ar kitais klausimais galėtų politikai remtis religiniais argumentais ar panašiai. Ir kai kada yra tie pateikiami, bet jie irgi tokie, labai tokių fundamentų, kaip dogmos, tokios deklaracijos, bet ne kaip argumentai. Ką aš noriu pasakyti, kad pas mus tų nėra to argumentavimo lauko, jam nebuvo progos per tam tikrą istorinį laikotarpį susikurti, susiformuoti ir jisai yra toks tuščias. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, tas organizacijos apologetika.lt ir tikslų ir yra kurti tą tokią diskusijų kultūrą, nešti tas klausimus kažkaip į viešumą, kad žmonės apie juos kalbėtų, sutinka, nesutinka, jau čia kitas klausimas, bet ačiū Jums, kad sutikot šiandien pasikalbėti. Gal galit labai trumpai papasakoti apie savo naujausią tyrimą ir knygą, per porą minučių, ir galbūt mums pavyks šitą mūsų pokalbį išleisti dar iki knygų mugės ir galbūt kažkas knygų mugės metu norės ateiti ir pasiklausyti pristatymą. Dėkui. Mano naujausias tyrimas yra apie mirties politiką. Reiškia, aš realiai tęsiu tą, ką kalbėjau apie ateizaciją, bet papildau. Ir aš labiau orientuojuosi tokius dalykus, pavyzdžiui, kokios buvo mirčiais prasmės suteikiamos sovietmečiui. Ar visuomenė priėmė, ar nepriėmė. Aš analizuoju tokį galbūt labai keistą dalyką, kaip laidotuvių vainikų užrašai ir mėginu sovietiniai. Ir mėginu pasižiūrėti, kokios buvo emocijos, kaip žmonės įprasmino mirtį. Ir taip pat irgi čia ir šitoje knygoje, ir tam naujausiam tyrime apie mirtį, aš stengiuosi, man labai įdomus yra tas politinių tikslų ir visuomenės sankirta. Ir kaip tik tame mirties klausimu, aš matau, kad labai daug kur visuomenė buvo daug mažiau paveikta negu, tarkim, kitokių sferų, kaip ten gyvenimo, ar tarkim, vestuvių ritualų, ar ten krikštynų ritualų. Ir mėginu atsakyti būtent į tos klausimus, kiek mirties supratimas, santykis su mirtim paveikė sovietinis režimas, kiek jis ateizavo, sakykime, o kiek neteizavo. Ir iš tikrųjų atrandu tokių, man atrodo, gana tokių svarbių dalykų, kaip pavyzdžiui tai, kad mirtis labai susieta arba pomirtinis atminimas, paminklai, antkapiai, kuriuos aš irgi analizuoju, jie tapo labai reikšmingi tai lietuviškai visuomeniai, kaip tam tikras statuso ženklas, asmens statuso ženklas. Tai jo, galbūt tokia pora pastebėjimų. Tai toks poskanis, o kaip vadinasi knyga tiksliai? Mirties politika, taip ir vadinasi sovietiniai Lietuvoje. Gerai, ačiū. O šitą knygą Tikėjimo prieigos, filosofinės studijos, kuri išleista jau prieš 20 metų, prieš 22 beveik tikriausiai, kurią jūs ir sudarėt, padovanosim vienam bent jau iš YouTube komentatorių, galbūt ir dviem, bet ar YouTube, ar Facebook, ar kur bebūtų šita laida pasidalinta, pakomentuokit trumpai kažkokią savo reakciją į tai, ką čia girdėjote, ir tada parašykit po to komentaro noriu knygos, ir tada subjektyviai jau atrinksiu, kuris man pasirodys įdomiausias komentaras, ir padovanosiu šitą knygą. Dar kartą ačiū Jums, ačiū visiems, kurie esate kartu. Jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti apologetika.lt /parama. Iki.